Sveiki, brangiai. Būna nemažai projektų, kuriuos kuriam kitiem, būna projektų, kuriuos kuriam dėl savęs arba kolaboruojamės su kitais. Tai šiai dienai turiu tokį įdomų projektą, vadinasi Pirtis Kaune. Tai kaip ir pavadinimas. Tai yra tiesiog Pirtis Kaune. Šiuo atveju mes turime pirtį Šilainiuose. Ir darome tokią platformą, per kurią būtų galima nuomotis. Kodėl tai yra daryta? Tam, kad yra pirtis, yra įmonė, kuri nuomoja, bet norim padaryti papildomus pardavimus ir mums labai svarbus raktinis žodis yra Pirtis Kaune. Tai todėl nuspręsta kurti truputėlį atskirą projektą visam šitam, kad mes galėtume konkuruoti su Google paieška, nes labai geras žodis yra Pirtis Kaune ir ieško žmonės konkrečiai šito. Tai šitas video trumpai apie projektą, kaip atrodo pirtis ir kokie didžiausi yra iššūkiai, kuriuos teko išsispręsti. Taigi, visų pirma, apie pačią pirtį. Tai pati pirtis yra Šilainiuose,